Labą rytą. Šiandien darbai prasideda biškiai anksčiau, kadangi spaudžia laikas. Geriam kavą, paimam MTZ, kabinam prie kabikį ir važiuojam kraunam traktoriuką mūsų Herkulesą ir važiuojam truputį link laukų, o paskui kabinam šitą diskinį skutiką ir važiuojam skusti žemės, diskuot. Visiems malonių peržiūrų ir varom. Na štai kaitinam žvakės ir kūriam traktoriuką. Šiandien bus toks neįprastas derinukas. Didelis traktoriukas, ten mažas traktoriukas. Na štai dabar pas mus toks derinukas šiandien neįprastas. Tai vat važiuojam, tempiam su traktorium, kadangi reikia iš lauko ištemti keletą akmenų, išvežti, tai nusprendėm, kad ne laužyt mašinos, nes keliukas ten nelabai geras. Tai vat tempsim su Belarusu. Na ką, judam link darbų. Saulė kyla. Gal šiandien nebus dar oro. Tai spėsim padaryti visus savo darbus. Šiandien va toks mūsų šeštadienis, toks mūsų laisvalaikis, kitokie darbai. Na štai, atvykom mes į lauką. Tai vat, turim čia porą akmenukų. Porą, bukvaliai tik porą. Tik du akmenys, kuriuos reikia ištemti, išvežti. Tai vat, atvažiavom iš ryto, nes šiandien norim čia viską su diskiniu skutiku padiskuot. Ar kaip čia pasakyti teisingai. Tikiuosi, gal žmonės pataisys. Paskust visą tą po avižų kūlimo. Tai kad vat atvažiavom, sūnus nuvaro traktoriuką iš priekabos ir kipsim į darbus. Aišku, kai išvešim tos akmenys, grįšim, prikabinsim skutiką ir vėl grįžtam čia, pradedam nuo šito lauko darbuotis, paskui ten arčiau namų grįšim darbuotis, kadangi dar šiandien laukia kūlimas, kulsim avižas, tai kad tokie šios dienos yra mūsų darbai.
Herkulesas labai yra iš tikrųjų patogus. Net negalvojom, kad tiek gelbės mus ir darys mums gerų darbų, padės. Labai gera investicija buvo tas kaušas. Tikrai vertinga ir reikalinga darbui, reikalingas darbui padargas. Na va, pakrovėm pirmą akmenį, kurį neišvežėm praeitais metais. Tai vat, vežam dabar iš lauko ir dar vienas truputį mažesnis bus. Kad čia va dabar laisvai galėsim skust. Na va, ištraukiam tos didelius akmenis, iškraunam ir važiuojam toliau. Na štai, atvažiavom išvežti 2 akmenukus, bet išvežėm 5 tos didesnius. Tos mažus irgi kartu pridėjom pakeliui. Turėjom išvežti šitą akmenį ir va šitą va, ant kurio sustojau ir ant šito, kur stojau. Bet dar atradom šitą didelį, šitą ir šitą. Tie dideli va 2 guli jau labai senai. Tai kad judam mes toliau. Na, kai matot, judam jau su diskiniu skutiku darbuotis. Tai kad judam toliau. Na štai, kaip matom, vyksta skutimo darbai. Aišku, skuta neblogai, šiaip, nors ir nemažai jau žalių yra po kulimo, nes kulim šeštadienį praeitą, netgi gal sekmadienis buvo. Po 2 savaičių dar pakartosim tą skutimą, paskui dar po 2 savaičių arsim, nu ir paskui jau sėsim. Tai kad vieną lauką jau padirbom, ten 1,2 hektaro, dabar atvažiavom į kitą, čia 2,15, tai pirmo nepilnavom.